Sveiki, grįžtame į Biržų rajoną, kur šiandien apžvelgsime žieminių kviečių ir žieminių rapsų pasėlį, kaip jis atrodo šiandien. Praeita savaitė buvo kitokia. Turėjome ir žiemą, ir pavasarį vienu metu, kai temperatūra dirvos paviršiuje buvo nukritusi net iki -6 laipsnių. Tokie temperatūros šuoliai ne į naudą augalams ir tiek rapsus užgulusi, tiek kviečius užgulusi sniego danga padarė vienokias ar kitokias žalos. Ūkininkai, kurie neskubėjo su purškimais ir leido, vadinkime, augalams sušilti, pasirinko tinkamą strategiją, nes purškimai iš karto po šalnų dažniausiai būna ne į naudą. Šiuo metu esame žieminių kviečių pasėlyje, kuris pagal išsivystymą yra 32-33 tarpsnyje arba kitaip vadinamame trečiojo lapo tarpsnyje. Iki šio laikotarpio javose turėjo būti išpurkštas pirmasis augimo reguliatorius, taip pat panaudotas plataus spektro herbicidas prieš vienas skiltis ar dvi skiltis piktžolės bei nupurkštas fungicidas. Pastebėjome, kad be lapų septoriozės ir kviečių dryžligės šiais metais gan gausiai plinta viltligė, tad jei dar nepadarėte purškimo fungicidu, įsivertinkite savo pasėlį ir pasirinkite tinkamą fungicidą. Maždaug 2-3 savaičių laikotarpyje ankstyvose kviečių veislėse turėtų pasirodyti vėliavinis lapas arba kitaip vadinamas 37 tarpsnis. Ir nuo šio laikotarpio turėtume pradėti galvoti apie kviečių purškimą vėliavinio lapo tarpsniu. Šis purškimas laikomas pačiu svarbiausiu fungicidiniu purškimu javose, nes jis yra atsakingas už maždaug 80% derliaus išsaugojimą. Agrochema šiais metais rekomenduoja rinktis fungicidą Variano X Pro, kuriame esančios 3 veikliosios medžiagos užtikrins apsauginį ir gydomą įveikimą prieš tokias lapų ligas kaip lapų septoriozė, kviečių dryžligė ir rūdis. Kartu su fungicidu Variano X Pro rekomenduojame panaudoti ir insekticidą Evure. Purškimas insekticidu vėliavinio lapo laikotarpiu naikina augaluose esančius amarus, kurie platina virusinės ligas. Esame žieminio rapso Armani pasėlyje, kuris šiuo metu yra pasiekęs 53-55 tarpsnį. Pagrindinio žiedyno butonai yra išsiskirstę, tačiau dar neišsiskleidę. Praeitą savaitę žieminius rapsus netikėtai padengė stora sniego danga, kuri padarė nemenkos žalos pasėliai. Matome, kad dėl sunkaus sniego įtrūko arba visai buvo nulaužtos šoninės šakos, taip pat susikaupęs vanduo sušalo, ko pasėkoje turime ir įtrūkusius stiebus. Svarbu paminėti, kad rapsas turi natūralią savybę save gydyti, tačiau būtent tokie pažeidimai yra puikia terpė ligoms plisti. Iki šio laiko žieminėme rapse turėjo būti panaudotas ir augimo reguliatorius, savaime suprantama turėjo būti išpurkšti ir herbicidai pagal poreikį, taip pat panaudotas 1 ar 2 insekticidai. Praeitoje laukų apžvalgoje siekiame nusistatyti tikslingą ir optimalų purškimo laiką insekticidu, kad apsaugotume augalus nuo stiebinio kopūstinio paslėpto straublio ir rapsinio žiedinuko. Deja, tiek šiame pasėlyje, tiek ir kitose laukose nepavyko optimaliai suvaldyti kenkėjo bangos ir šiai dienai matome pažeistus žieminių rapsų stiebus, kuriuose yra padėti stiebinio kopūstinio paslėpto straublio kiaušinėliai. Agrochema šiais metais jums rekomenduoja rinktis 2 fungicidus. Tai fungicidą Revida arba fungicidą Propulse. Renkantis fungicidą Revidas, jūs galite paankstinti purškimo laiką ir užtikrinti efektyvę sklerotinių ir kekerinių puvinių kontrolę. O pasirinkus fungicidą Propulse, purškimą rekomenduojame atlikti žydėjimo viduryje, kuomet galime sukontroliuoti ir juodosios dėmėtligės plitimą. Sveiki, esu Karolina Armonaitė, produktų vadovė. Papildydama kolegą Mantą, norėčiau paminėti, kad atliekant antrąjį fungicidinį purškimą, vertėtų nepamiršti ir augalų mitybos per lapus. Vėliavinio lapo tarpsnyje svarbiausiais mikroelementais migliniuose javose išlieka manganas, cinkas ir varis. Todėl mes rekomenduojame šių metų Agrochema naujienas skystąsias trąšas Mikro Plus javams 1 litrą į hektarą, maišant kartu su NPK trąšomis Super 5 litrai į hektarą. Taip pat kartu galite pridėti ir organinių mineralinių trąšų mišinį Immuno 1 litrą į hektarą arba rinktis kitą sprendimą, tai koncentruota mangano, cinko ir vario suspensija Cereals
0,5 litro į hektarą, mišinyje kartu su stimulus 1,5 litro į hektarą. Kol žieminiai rapsai nepradėjo žydėti, kartu su insekticidu dar nevėlu atlikti paskutinį maitinamąjį tręšimą per lapus, pagrindiniais makro ir mikroelementais. Rekomenduojame koncentruotas suspensinės trąšas Rapeseed 1 litras į hektarą kartu su amino rūgštimis amino 1 litras į hektarą arba koncentruotas NPK trąšas savo sudėtyje turinčias sieros ir boro stimulus 1,5 litro į hektarą kartu su bor 0,5 litro į hektarą. Ačiū, kad žiūrėjote šį epizodą. Jeigu turite klausimų, visada galite parašyti mums elektroniniu paštu agronomas@agrochema.lt, o minėtus produktus įsigyti mūsų elektroninėje parduotuvėje e-agrochema.lt.